Tai sveiki. Šiandieną žiūriu, kur čia žvejoti, pagal vėjo kryptį, kad būtų patogiau kur nors žvejoti. Tai žiūriu, kad čia yra dabar taip. Naktį pasisuko šiaurės vėjas, absoliučiai šiaurės vėjas buvo, +3 iš vidurnakčio į rytą pradėjo į 0 laipsnių eiti. Tai dabar yra kokia pusė 10, tai vis dar toks prie minusiuką. Ir dabar bandysiu, aišku, žvejoti lydekas ir dabar pradės oras šiek tiek šilti. Bet tai labai mažai. Šiandien visą dieną beveik bus ant 0. Tai va toks greitas pokytis buvo. Vanduo kažkiek pašilo, gal lydekus vis tiek dar turėtų būti aktyvės. Ruoštis antrą kartą žiemai prisikimšti pilvus. Ir matėte, kaip sekėsi man praeitoj žvejybai. Gražią lydeką pagavom, 1,2 m buvo. Ir dabar žiūrėsiu, ieškosiu čia tokiam didesniam ežere, kur reikės aktyviau šiek tiek pajudėti, nes kaip visada, žiema yra žiema, dienos trumpesnės, tai reikia ir greičiau judėti. Žiūrime, kokius masalus aš dabar renkuosi. Ir ką aš dabar čia žiūriu, tai iš tikrųjų matau, kad vandens pakilimas yra. Ir dabar klausimas, ką čia daryti, ar sekliai, nes matot, prie kranto yra tų žolynų, tai biškį gali trikdyti mūsų žvejybą. Šitas masalas, aš vadinčiau paviršinis, bet galima jį lėtai ir užgilinti. Bet aš šį kartą rinksiuos turbūt kažką kito. Pavyzdžiui, bastidžiarukus savo tokius, arba va kurapalą. Gal net pradžiai aš galvoju šitą kurapalą bandysim. Jeigu žolės rinksim, tai bandysim kitą masalą. Iš tikrųjų akivaizdu, kad su skęstančiais masalais nelabai kas pavyks. Todėl dėsim kitą masalą. Dėsiu, nežinau, turbūt dėsiu aš savo naująjį masalą, kuris labai pasiteisinęs, tai buvo kryvka. Paskui matysim, kaip čia pagal situaciją. Jeigu pagausim ant jos, tai greičiausiai mes ant jos ir te žvejosime. Geras kibimas buvo. Buvo kibimas. Netikėjau. Čia geras. Ir kaip greitai tas kibimas pasirodė. Jau iš karto galiu pasakyti, gera pradžia. Koks antras ar trečias metimas dar tik tai buvo.
Ir buktelė taip, jau smagiau. Bet neužkibo. Kol kas neužkibo. Dar vienas kibimas buvo. Prie pat šuliukų. Tik pritraukiau. Matė. Ui, tu geras. Šalia manęs puolė. Šalimais. Pradžiai verpetai iškilo, paskiau jau ir pati pasirodė. Antras sykį, kai bandė pasišvaistyti. Na. Gal čia jį yra šalia. Gal čia šalia jį yra, sakau. Gal dar sykelį ims. Duos šansiuką. Čia matos aplinkui tų žuvių yra. Nu, kol kas sunkiai jos paima masalą. Dar nei viena neužkibo. Nei viena. Bet kimba jos ima normaliai. Judesys yra. Visai nebloga lydeka buvo. Užsidėjau dabar basti džerką plaukiantį. Tai ar taraną dėsiu jokio skirtumo, vis tiek lydeka ima. Ar vieną, ar kitą masalą, tiesiog jos aktyvios yra. Užsidėjau tokį upėtakę spalvą. Papilvė tokia į oranžiniškumą eina. Lyg raudona, lyg neraudona. Gal labiau raudona. Čia žalios spalvos yra ir juoda. Tie taškiukai tokie sidabriniai. Vandenį labai tokį vaizdą stiprų duoda. Ir traukia žiedelius. Šaltis yra kažkur apie 0. Biškį pratraukti tos žiedelius. Apsitraukia. Čia irgi prie šito sniego čia yra tokia jau. Nestojam, judam. Nepaėmė, ieškom kitos. Kažkokia dulksna prasidėjo, nors šiandien turėjo pranešti, kad bus sniega, bet matosi, kad nekoks reikalas dabar yra. Bandžiau haku, bandžiau
Bastidžerka suveikė kaip ir Wolf Creekas, bet galų gale vis tiek užsidėjau Wolf Creeką, masaliuką, 18 savo centimetrų, va, ir toliau aš ant jos. Sunku jau žvejot pasidarė, žinokit. Wolf Creekas man nieko neatneša. Ir Bastidžerka vat buvau dabar užsidėjęs ir vis tiek neužkiva. Nu čia tas bumbulas ne prie ko, čia netyčia gavosi taip. Nu žinokit, pradžia buvo, nu tai kaip man čia tokia apžvalgėlę trumpą padarysiu dabar, kas čia vyko. Tai Wolf Creekas pirmais metimais vienas įkiba, antras įkiba. Nei vienos paštrauk nepavyko, bet jau mintis yra, kad vat aktyvės lydekas. Jau kurį laiką biškai apsiramina ir va būtent va šitą masalą aš užsidėjau. Bastidžerka, 15 cm plaukianti. Irgi jau gan greitai, kokį 3 metimas ar 4 pasitaikė, taip per petas iškilo. Ir paskiau iš antras įkė jau pamačiau, kad jie tenai bandė imti tą masalą, bet nepaėmė. Žodžiu, bandžiau ir Wolf Creeką, ir Bastidžerką pamainyti, ir nei tas, nei anas. Ir dar pamačiau vienoj vietoj dar lydeka buvo. Greičiausiai lydeka. O tą paskiau pagalvojau, o gal ir kormoranas. Nes tas kormoranas ten toks vienišas, tenai toksai, ten buvo tokie porą sykių verpetai, paskiau žiūriu, tas kormoranas ten kažkur 80 metrų priekyje tenai tupi savo, tenai sparnus jau džiovina, bet galėjo būti ir lydeka. Bet taip pat prieš tą tokią, kaip dabar vat, yra tokia dulksna, prieš pat tą dulksną taip tie verpetukai tokie pasirodė, nu ne verpetukai, šiaip visai normalus, verpetai buvo. Ir viskas, ir absoliučiai tyku ramu, kad galvojau, va tenai numesiu, va tenai aš ją suviliuosiu, nepavyko nieko padaryti. Tai man gal ten kormoranas buvo. Tai viskas, dabar galvoju, ar čia žvejot, ar nežvejot toliau, ar verta, ar neverta, čia save jau, žinokit, diskomfortas darosi. Dar šiandien, kai tyčia buvau pasirinkęs tokią dieną, kad rytinis vėjas dabar sukasi šiek tiek iš pietų, tai iš nugaros pusės, kaip pučia, tai man patogiau yra ir va, man mikrofoną va, nesušlapina, bet klausimas, koks vėjas bus, tai va, nežinau, gal važiuosiu tada į kitą ežerą. Tai va, matysiu, kaip pagal situaciją, kaip leis, gal grįšiu į savo, kur pirmai pagavau lydeką, tą metrinę, 1-2 m buvo, tenai grįšiu. Ir toj vietoj tenai, toj senvagiai dar, matyt tos kelias dienas buvo labai aktyvės, dar toj senvagiai buvo ta lydeka kita, ėmusi didelį, irgi nemaža tikrai buvo tenai, nu, plus 90 cm duočiau tikrai. Tai dabar viskas, kol kas tiek ir jau žiūrėsim, kas čia bus sekančią dieną. Tai nebus taip, kad vat rytoj jau žvejosiu. Žiūrėsiu, sakau, pagal orus. Na, biškai atsikvėpsiu, sekmadienį gal patinginiausiu daugiau. Ačiū, kad žiūrite dabar kol kas. Nepabėkite, kaip visada. Ir žiūrim, kas čia mums pavyks. Ką manot apie tokį orą? Dulksnos kiek. Ir dar atšalo. Taip vos galim sakyti, vos ne minusas. Pusė šilumos mašinai rodo. Greičiausiai aš manau, kad šiandien bus tiesiog žvejybinis procesas. Tai, nežinau, labai kažkaip prastai atrodo. Nes ta dulksnikė tai man labai nepatinka. Dabar dar rytas yra, 10 valandos dar nėra, bet
Vis tiek bandyti reikia ką nors. Gal čia ne pats geriausias pasirinkimas dabar šiame ežere žvejoti. Bet reikia bandyti. Vieną žvejybą buvau, filmavimą dariau, žinoma, bet vienas kibimas buvo. Galų gale ištryniau viską. Bet žvejybai buvau ir vienas kibimas buvo. Ir greičiausiai ta pati viena lydeka buvo ten, galėjo būti, aš manau, ten plus 80 cm. Tikrai galėjo būti. Bet nemačiau, žinot, čia tai pasakų siekimas gaunasi. Nu, pažiūrėsim čia. Nežinau, dabar vėl braidysiu, ar čia sušalsiu, nesušalsiu. Jeigu pajusiu diskomfortą, kokį greičiausiai, kad ir nežvejuosiu čia. Pažvejuosiu tik truputėlį. Nu tai ką, pasižiūrėsit, kaip procesas vyksta tiesiog ir viskas. Tai tiek. Kas čia buvo? Buvo kibimas. Eik, da koks verpetas geras buvo. Nu, blemba, nepaėmė. O dabar antras iki, ką jis čia dabar ims? Neims, tikrai neims. Čia mano šansas buvo. Dar klausimas ten galėjo būti monstras. Bet tai gražus verpetas buvo. Pavyko rasti vieną lydeką, pavyko. Nu dar sykį. Biški net ten numečiu, nu nesvarbu. Turėtų užuost lydeką. Nu tai, bet pradžiai dar galvojau lyg tai toks kažkur užkliuvimas. Pasirodo, ne, verpetai normalūs buvo iškėlę. Kaip visada ta mini pertraukėlė, mini pauzelė išprovokavo. Eik tu sau, nu. Tai jau šiandien šansų turbūt ir nebebus daugiau. Iš po tokių kibimų sunku patikėti vėl iš naujo, kad ką nors įmanoma pagauti, nes čia toks oras, ką žinau. Tu blemba. Atsitrenkė iš šiaudelį kažkokį. Nu tai blemba. Paėmė ir suspaudė masalą tiesiog. Nu tai mažylis. Oi kaip. Tik tiek. Nu tu matai. Kas čia gaunasi? Man? Silpnai, tiesiog silpnai kimba jūs. Yra toks labai mažas judesys, bet jos kimba.
Ir lyg atrodo nori kažkokio to aštrumo, nes tik į žolės patraukiau, ten švendrikiai buvo tokie mažikiai. Trukt padariau. Ir paskiau jaučiu, kad ta lydeka kažkaip jinai užspaudusi jau tą masalą laiko. Ir kaip tu suprasi, ar jie yra kibins ar ne tenai. Ką čia besuprasi čia jau dabar. Bet gavo, bet tai kaži ar suprato. Galėtų dar sikimti. Bet silpnai ima. Yra. Užsėdins tik tai buvo. Nu. Va. Tik tai užsėdimas buvo. Tik. Ir už pačią galiuką. Vos. Einam į krantuką. Už pačią galiuką. Oi. Nu, bet pavyko pagauti vieną. Po galais kaip smagu. Geriau negu nieko. O, biškį pabūk. Tuoj aš šitą sutvarkysiu. Ui, nepyk. O, ne šitai buvo įkibę, ne šitaip. Kodėl tu valgai tu jį? Paleis tu jį dabar. Aik, tu dabar jau surakinai. Ai, pliama, kaip aš tų replių nenoriu traukti. Pirštų negalima kišti. Nu. Vo, dabar va kaip stovi. Vat, žodžiu, už pačią kraščiuką buvo iš vidaus užsikabinusi. O taip šmokšt, o čia matosi žymėliukus dabar. Va, raudona tokia. Nu, ką aš galiu pasakyti? Galvytė mažytė, nu bet kaip priklauso, jos dabar priedusios. Tokios, krūva kiek. Dėlių. Gerai, paleisim ją. Graži, šalta lydeka. Rankos šąla. Vo, patingėsiu tave panešti čia. Va. Nu, graži. Mažikė, bet graži. Va. Varyk. Labai delikatus, atsargus padavimas. Parėjo. Buvo parsekusi. Ir išmikis, nu. Ir neėmė. Tai kokio tu nori pasiūlymo tada? Nu. Imk. Ko neėmė? Jau kokio delikatumo turi būti padavimas. Nu va, šiandien vėl pažvejavome.
pažvėjome. Biškį nuobodu pasidarė, paskui pavyko pagauti, jau darosi įdomu, žinot. Bet pradėsiu pasakot nuo pradžių, taip greitai pramesiu tokią apžvalgėlę, kaip visada. Va, matot, kad toksai žuveliukas. Bastidžerkas skęstantis, ant jo turėjau galingą kibimą. Ir verpetai pasirodė. Nu, smūgis gal nebuvo toksai didelis, bet lydeka, aš manau, tikrai buvo monstrinė, bet ant jos kažkaip mažesnės yra sunkiau pagauti. Jeigu tikslingai taikytis į didelę, tai aš manau turėtų būti geras pasirinkimas. Tai paskiau sumaščiau, gal reikėtų šiek tiek mažesnį mastą užsidėti. Tai užsidėjau salmo sviperį ir automatiškai kas? Tai automatiškai mažesnis jisai yra, profilis siauresnis. Tai aš tokius masalus būtent ir vadinu universaliais. Ir kad tas labai, nu tas turiu minėję atsargus labai. Nu ir paskui ten žolės buvo, turiu minėję sekliau buvo. Tai užsidėjau salmo sviperį kitą spalvą ir taip delikačiai tą pabaigą aš taip pratraukiau. Tai buvo toksai sekimas ir net nebandė imti ta lydeka šio ešerio. Tai tiek daugiau nėra ką čia ir pasakoti, kad geriau būtų lyg ir mažesnį masalą, bet tada galim nepagauti didelės lydekos. Tai tokios mintis mano dabar eina ir tiek kol kas. Turbūt jau paskutinė žvejybos diena šiais metais. Bet šiandien šiltesnis oras, vėjo nėra. Gal konkrečiau būtų buvę žvejoti iš valties. Nėra tiek daug laiko. Tai tenka bandyti kur nors greičiau nulėkti, pažvejoti nuo kranto. Kol kas pieva, einu kažkokiom pievom, turiu masalų įvairių pasiėmęs, didelių ir mažų, bandysiu įvairiai, bet reikia judėti greičiau, nes tos dienas, kaip visada, aišku, trumpos, nu ir reikės pajudėti, kaip visada. Vandenėlis! Paukščiukai. Gamta. Glazu. Imsiu. Vo. Šito dar nematėte. Wolfkrykas jaunėlis. Kur čia tas mano valas? Wolfkrykas jaunėlis, kem 6 gramai. Panašus į mano salmų simperius. Žiūri, kaip čia bus.
Kol kas nieko. Bastidžerką bandžiau natūralkę spalvą. Su papilvė buvo morkava. Ir rapalhaku buvau dar užsidėjęs. Nieko. Tylu, ramu. Vėl savo masyterį užsidėjau. O, nu, kaip čia jums parodyti gražiau. O. Ką nors gal pavyks pagauti. Nu, ant jos žvejosiu, jeigu tik tai tikrai žinau, ką pagausiu. Ir to valskryku, jeigu žvejočiau, irgi pagaučiau, bet... Nu, dabar pabandysim universaliai. Bandau įvairiai. Nieko čia nepavyksta. Nu, tai paskutinį tokį kozirį aš pabandysiu. Žiemai toks masalas turėtų sueiti. O dabar atrodo turėtų ant visų masalų, bet kažkodėl nelabai nori imti. Kažkaip keista iš tikrųjų. Tai labai lėtą pravedimą darysiu dabar. Ir čia mano paskutinis šansas bus. Super lėtas pravedimas. Super. Galim net paskaičiuoti, kiek čia laiko tas vienas traukiamas užima. Dar toli numetam. Biškį pristabdu, nes nereikia tiek mest toli. Toks labai nuobodus, bet priekrantėje visada įdomiau, šiek tiek pritraukus, kai matosi masalas, kaip dirba gražiai ir stovi taip šonu, stabiliai. Ne veltui 107 gramai. Tai vat ir laikosi labai stabiliai, nepasisuka tiesiai į mane. tą profilio šoną išlaikau. Nu, labai ilgai. Kiek noriu praktiškai. Atleidus valą. Kaip dirba. Va toks traukimas ilgas. Šiaip labai pasiteisinęs tas lėtas pravedimas toksai. Ne tik tai vėsesnė, nu tokią dieną kaip šiandien tarkim, bet ir visą sezoną šitas pratraukimas yra efektyvus. Matyt, čia tų lydekų gal nėra, nes šiaip tokius pravedimus jisai turėtų būti lydekom labai toks kosmiškai geras.
Nes dabar šitą vieną, būtent šitą plotą pasirinkau labai lėtai ištyrinėti. Su juo net nelabai pertraukų reikia daryti, tokį greičiu traukiant. Labai net neaktualu. Retsykiais tik tai tokį mažiuką pertraukiuką padaryti. Yra gerai. Vestinsimai moka iš tikrųjų stebinti. Stebuklas kažkoks yra, bet jau kantrybės su juo reikia. Ką aš jums sakiau, pravedimas koks. Vienintelė lydeka bus. Va, lėtas pravedimas. Graži, visai graži. Oho, matot, guzas kažkoks yra. Kažką turi. Kažką didelio prarijus. Ne. Ramiai. O, palsiek biškį, palsiek. Jį, pagavom vieną. Šiam 7, šiam 8. Pavyko ją apgauti. Vestinsimų. 107 gramai. Ant 107 gramų. Tai va, čia mano toks, kaip ir sakiau, kozeris. Ar vasara, ar žiema. Tas lėtas pravedimas vis tiek jis turi pranašumą. Tai šiuo atveju ant jos ir pagavau. Bet po to dar, iš tikrųjų dar laiko buvo likę, nei krepšt nebuvo. Tai čia patys galvokit, ar čia būtent tas pravedimas šio masalu suveikė, ar tiesiog ta spalva dar tokia salotiška. Nes iš tikrųjų šiaip salotų tokių vestinsimų turiu ne vieną. Ir tikrai pasiteisina greičiausiai šios salotos. Tai kągi, bandžiau ir hakurapalą, twitchin repą nebandžiau. Žodžiu, visokius tos voblerius bandžiau. Buvau užsidėjęs, kur čia tarp šakalynės, čia tiek. Va tas wobleris, bandžiau ant jo, bandžiau ant šito, šitas bastidžerkas, čia hakurapala. Nieko ir atrodo su tuo hakurapala viską iki galo išieškojau, bet tiek, kiek ieškojau, kantriai, bet vis tiek nepavyko. Ką dar galėčiau jums čia pasakyti? Tai tas būtent mano vestinsimas. Jeigu kas nematėte, dar buvo ne viena normali lydeka ant jos pagauta. Ir nežinau, neatsimenu, 96 cm turbūt buvo. Ir tą dieną, tą mano vestinsimą buvo kandė.
nurėžė fluorokarboninį pavadėlį, bet taip, cik, matyt, jos su dantim taip pataika, tą, sakykim, su ta aštriausia dantim pataika į tą valą ir cik padaro ir nurėžė. Tai čia gali būti mano klaida, aišku, kad nesikeičiu aš tų pavadėlių dažnai, dabar jau dažniau keičiuosi, ypatingai monofilamentinis valas, kai yra, tai monofilamentas ne fluorikas, monofilamentą reikia visada dažniau keisti nei fluoriką. Tai vat. Fluorikas, aišku, ir brangesnis yra nei monofilamentas. Tai va dar salmų sweeperį dar bandžiau, bet tai čia jau žinot mane. Ir naują masalą bandžiau, nu tai viską jau ir matėte. Tai va, tai tada jau rankos juda, noriu važiuoti. Gerai tada. Paskutinis video šiandieną greičiausiai šiemet ir bus matyt, gal dar bus sausio mėnesio galimybė pažiūrėti, jeigu pliusiukas koks ilgiau užsibūs. O dabar jau ačiū, kad žiūrėjot, kaip visada, ir iki.